Palauk, ramiai, nereikia iš karto teisti, žinai. Galite man atsakyti klausimą, ar kas nors esat radę paparčio žiedą? Mes šiandien rasim. Nu tai va šiandien ir rasim. Tik į Jonines į rasas mes šiandien pabandysim per tokius 4 kampus šiek tiek kitaip pažvelgti. Tai, nu, tikėtina tą ir padarysim eigoje. O dabar tada jaučiu, sėdam į mašinas, važiuojam, o jeigu paparčio žiedą surasit, nu tai sustokit ir nuskinkit, gerai? Tikrai ne vienas iš jūsų yra čia buvę, nes šalia Vilniaus darant ekspedicijas čia toks vienas iš pagrindinių taškų, kur ir šalia kelių kažkokių įdomesnių yra ir pats objektas vertas dėmesio. Nes vertas dėmesio ne tik, kai visada mes ten sustojam, ką nors radę, žinai, paveldo saugojimo ar ten panašiai, o būtent šitas pastatas yra Liubavo dvaro malūno pastatas ir jis yra rekonstruotas, restauruotas, prižiūrėtas, prikeltas. Viskas prasidėjo 2000 metais, kai Europos parko savininkas nusprendė, kad jam Europos parko neužtenka, jam reikia ir Liubavo dvaro. Čia iš gerosios pusės kalbu. Europos parką galbūt visi žinot? Kažkas žino, ne? Prieš 20 metų Europos parkas tai buvo, nu gerai, gal 25 jau, buvo kažkas tokio, ten būdavo televizorių ekspozicija, kurią tikrai visi per žinias girdėjot, atsargiai automobilis važiuoja. Tai Europos parkas, ten ta televizorių ekspozicija, kur visoje Europoje nuskambėjo, net pasaulyje. Ir Europos parkas yra, sakyčiau, alternatyvaus meno kūrėjų prieglobstis. Alternatyvaus, nu ten, kai nuvyktumėt, pamatytumėt, kad ten, žinai, iš betono ir tinklo padaro kažkokį laivą, kuris yra apverstas, pasuktas, ateini, pažiūri, nu, blemba, bet visą gyvenimą prisiminint, tai kaip ir viską teisingai reiškia daro. Tai vat jis nusprendė, kad reikia Liubavo dvarą atgaivinti, nes ir ta Žaliasos upelis, kuris čia teka, jis teka ir praktiškai per Europos parką. Tai 2000 metais pradėjo iš čia savo darbą, rekonstrukciją, viskas vyko iš esmės iš asmeninių lėšų, fondų ir panašiai. Tai per 11 metų pavyko jam šitą malūną atgaivinti, o malūnas yra unikalus tuo, kad viduje yra viskas išlikę. Nuo krumpliaračių, nuo vandens to malūno, rato vandens iki visų mechanizmų. Tai iš principo mes galėtumėm įeiti ir pamatyti, kaip viskas vyko tada ir vyksta dabar. Tai 19 metais jis buvo, 2011 metais jis sėkmingai, 19 amžiuje atsiprašau, o 2011 metais sėkmingai atstatytas. Liubavo dvaras, jis toks turistus mėgstantis objektas, bet mėgstantis iš anksto susitarus. Tai jeigu į šitą malūną norėtumėt patekti, o šiaip tai rekomenduotina būtų, nors aš pats dar nesu ne kartą buvęs, reikia susitarti iš anksto, nes, kaip matot, muziejus nedirba. Nu, jis dirba, bet dirba tik iš anksto susitarus, grupelėmis ir panašiai. Tai.
Kodėl taip ramiai? Komentarą? Gerai kabina padangas. Taip pilų, žinot, nemažai ir pribraukiau. Mačiau, bet... Tai gerai. Brasdylo darbą turės. Dabar nepravažiuosim, nes pilnas ekipažas. Kas sakė, kad nepravažiuos? Tikėtina, kad nereikia ieškoti skylės, nes bus... Ar pabandyti papūst? Ne, va, matau skylę. Kur? Ai, pirštas turi tilpti. Gerai, reikia tada per šitą pasakyti. Jeigu mes eitumėm iki vieno upelio ištakų maždaug 5 kilometrai, turėtumėm nusileisti apačion ir ten va tos, tarkim, akis ant pušų pažymėtos, tai jomis sekti ir palei ežeriuko eitumėm. Tai kalbėjom 22 km ilgis Asvejos ežero, mes kai šitos kraštus priešukus. Ei, ateikit, paparčią žiedą radom. Va, įsivaizduojat, važiavom ir staiga važiuodamas pamačiau, kad iš čia. Kiek reikėjo važiuoti? Koks susivalėjęs. Jo, tai atvažiavom prie Jėgomanto ežero, joninių naktys čia būna ganėtinai triukšmingos ir labai užimtas. Ežeras yra absoliučiai nuostabus, mes kai nusukom nuo tos pagrindinės sankryžos, galėjom važiuoti tiesiai, važiavom čia ir čia yra prie pat vandens labai daug stovyklaujančių, su sąlyginai daug vietos ir privačių tokių kampų, kur nu čia pasiėmė šitą kampelį, greičiausiai jau nesustos nieks. Bet čia irgi mašinas negalima. Nu, tai tu ten pasistatai, nes ten jau žinai, prie pat vandensgi nebūsi su mašina. Ten kitas galas, kur dabar saulė, tie kemperiai matosi, ten kosmiškai didelė stovyklavietė, yra laužavietė, suoliukai padaryti, nu žodžiu, įspūdingi, mes ten esam. Bus, tai žinai, priklauso nuo skysčių kiekio. Ja, tai nuostabus ežeras, ten irgi visa pakrantė nuvažiavimai iki stovyklaviečių. Nežinau, kokių 20 vietų, tai tikrai drąsiai galima stovyklavimui rasti. Ir aplinkui daug kitų ežerų. Jeigu čia nerandi, tai gali važiuoti prie sekančio, ten Nikajus yra ir daug kitų aplinkui ežerų. Kadangi vasarą pas mus dar neįsibėgėjo, ganėtinai čia yra tuščia, nes ten turėtume matyti.
Į temperatūros... Sakė, Joninės buvo, ten mūsų šventė, žinai, visi bėgdavo naktį per rasą, rinkdavo rasą, maudydavosi rasoje, ežeruose. O dabar mes ten per tokį šaltį nelabai kažką darydavo. Tai šiaip tai apie paparčio žiedo ieškojimą, tai visi mes suprantam, kad žiedo paparčio nėra biologiškai, jo negali būti ir mūsų protėviai tą puikiai suprato. Paskutinės viltis jau mano. Bet tu nepergyvenk, šiandien mes suradom puikų paparčio žiedą pas mus, mūsų renginiuose. Ir aš labai šiaip noriu pasidžiaugti mūsų dalyviais, 6 metus iš eilės darom, kad atvažiuoja, va kartais net pažįstama, ne, va, prieš 6 metus man dalyvavo ir net pažįstama. Bet mums darot gyvenimą prasmingu, mes labai džiaugiamės ir nesustosim ir jūs esat mūsų paparčio žiedas, o kas jums yra paparčio žiedas, čia jau sugalvosit važiuodami atgal, kai išjungsit zelą ir sakysit, trasa buvo tokia, žinai, įdomi. Be mėsos. Tai va, tai ačiū jums. Nesvaizduoju, kaip iki namų davairuosiu. Tai galim bandyti aplink važiuoti, bet aš nežinau, ar pavyks išvažiuoti. Ačiū jums ir... O visa kita, tai va, jeigu bliamba, mes nepaskelbėm kitų renginių datų, bet toj ketvirčiui visam paskelbsim, iš mano pusės Mykolo pusė priklauso nuo... Nerodysiu pirštais, nuo ko? Ne, dar nuo manęs daug priklauso iš tikrųjų gyvenime. Yra kitų prioritetų šiai dienai, bet vis tiek padarysim. Bet jis nori jau sulaužę mašiną, sudarinėdamas maršrutą, tai kažkaip ir jis atsistos su sudėtingais maršrutais galimai. Tai viskas, ačiū jums. Paparčio žiedas tegul ramiai čia nakvoja, Joninės praėjo, dienos trumpėja. Iki kito karto.